Konstitucinis teismas sausio 24 dieną šių metų nustatė taisyklės, kad komisijos negali būti keičiama konstitucija. Tai yra, negalima keisti konstitucijos tokiu būdu, kad būtų pažeista konstitucijai tvirtintų vertybių darna. Tame tarpe negalima net referendumu paneigti Lietuvos narystės Europos Sąjungos įpareigojimų, prieš tai nepaneigus neatsisakius pačios narystės Europos Sąjungos. Lietuva kaip valstybė visgi gali keisti Europos Sąjungos sutarties kažkokius, kaip kad kitos valstybės. Tai vat, koks mechanizmas tada turėtų būti Lietuvoje, jeigu jūs neišduodate kaip tarnybą? Lietuvos galimybės keisti Europos Sąjungos taisyklės yra lygiai tokios pačios kaip kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečių. Tai yra, mes turime ir savo narius Europos parlamente, mes turime ir savo Europos komisarą, mes turime ir balsą Europos vadovų taryboje ir yra visa masė mechanizmų, kaip Europos Sąjungos teisė lygiai taip pat, kaip ir Lietuvos teisė gali būti tobulinama. Bet tai gaunasi dabar taip, kad piliečiai nesurenka tų parašų, jų politikai negirdi ir nevyks automatiškai tos ir dėrybos. Tai gaunasi kaip užburtas toks yra. Reikia reikalauti iš politikų tokių dalykų. Jokios nuomonės, įskaitant ir Vyriausios rinkimų komisijos interpretacijas, negali sustabdyti referendumo iniciatyvos, negali sustabdyti konstitucinės piliečių teisės tokią iniciatyvą teikti. Tai šią bylą nagrinėja teisėjų kolegija. Teisėjai Anatolijus Baranovas, Irmantas Jurkaitis, Ričardas Klimčiauskas, Arūnas Sutkevičius ir Garis Žaliminės, sekretorius pas mus yra Ingrida Šutinienė. Tai iš esmės ginčas susiveda tik į tai, ar siūlomas įstatymo projektas atitinka ar netitinka įstatymų ir kitų norminių teisės aktų rengimo tvarkos reikalavimus. Tai įstatymas nenumato Vyriausiai rinkimų komisijai tiesiogiai, kad ji tokius dalykus galėtų spręsti. Iniciatyvinės grupės nariai pasinaudojo įstatymo suteikta teisė kreiptis į Seimo kanceliariją, į teisininkus, kurie turi tokią kompetenciją. Na ir būtent Seimo kanceliarijos teisininkai nustatė, kad juridinės technikos reikalavimus atitinka šis pateiktas projektas. Dabar dėl europinių įsipareigojimų. Atsakovas pateikė Konstitucinio teismo nutarimo ištraukas, bet toks įspūdis susidaro, kad pateikdamas neįsiskaito, kas ten iš tikrųjų yra parašyta. O parašyta taip. Sutarties 3 straipsnio 1 dalies C punkto valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras. Sąjunga turi išimtinę kompetenciją pinigų politikos srityje. Tai visus savo teiginius apie išimtinės pinigų politikos teisės atsakovas grindžia teiginiais, remdamasis tais teiginiais šalims, kurių valiuta yra euras. Nors pats pripažįsta, kad Lietuvai iš tikrųjų yra padaryta, kaip ir Švedijai, sakykime, yra padaryta išlyga ir kad bent jau kol kas tos išimtinės teisės Lietuva nėra suteikusi. Ir suteiks ar nesuteiks, ar kada suteiks, tai jau yra kaip ir taip pat ir Lietuvos kompetencija, ne tik Europos Sąjungos kompetencija. Tai atsakovas taip pat pateikė Europos teisės departamento išvadą, kur vėl dėl tų pačių europinių įsipareigojimų iš esmės teiginys grindžiamas, kad esą šitas referendumų pateiktas įstatymo projektas prieštarauja europiniams įsipareigojimams, grindžiamas iš esmės vieninteliu teiginiu, kad esą tai prieštarauja euro įvedimo tikslui, kuris nustatytas Europos sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo. Bet nei teiginys apie tai, kad šitas siūlomas referendumų sprendimas prieštarauja europiniams įsipareigojimams, yra kuo nors pagristas. Netgi jeigu jis būtų pagristas, iš tikrųjų pagal to paties Konstitucinio teismo nutarimus, kurie nėra atšaukti, negalėtų būti kliūtis skelbti ir vykdyti referendumą. Lietuvos valstybė kūrė tauta, suverenitetas priklauso tautai. Aukščiausią suverenę galią tauta vykdo tiesiogiai ir arba per išrinktus atstovus. Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
ir negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas konstitucijai. Na, gerbim pareiškėjų grupės, taip pat skiresniais, visos jūsų minėtos pagrindinės konstitucinės vertybės ir teisės kyla iš pačios konstitucijos. Taigi mano klausimas būtų toks, kaip jums pačiam atrodo, ar naudodamas šiomis teisėmis tauta galėtų pati paneigti patį referendumo institutą ir išbraukti savo teisę spręsti klausimus referendumo iš konstitucijos? Tai būtų pirmas klausimas. Tai dabar, tai nėra egzaminas teisinių žinių teisme. Tai jūsų klausimai turėtų būti susiję kažkaip su bylos esmės, su nežinomais dalykais. Tauta pagal mūsų galiojančią konstituciją gali spręsti visus klausimus. Ir surinkus 300 000 parašų į klausimą, pavyzdžiui, jeigu jūs kažkokį tai sugalvosit, nemanau, kad žmonės pasirašys. Taip, kad aš tikiu, kad tauta išmintinga ir suverenas priklauso tautai, o ne teisininkam, vyriausiai rinkimų komisijai ir panašiem. Norėčiau atkreipti dėmesį į nusistebėjimą mūsų iniciatyvinės grupės narių, kadangi VRK 2006 metais leido rengti referendumą, tiksliau rinkti parašus referendumui dėl Lito išsaugojimo. Nors tuo metu sąlygos buvo visai kitos, tuo metu nereikėjo Lietuvai įsipareigoti įmokėti milijardą litų į euro stabilizavimo fondą, skirtą į skolų nesugebančius įmokėti eurozonos šalių gelbėjimui ir įsipareigoti pusę metinio biudžeto, 8,6 milijardo litų, kurie mes turėsim padėti kokiai nors Graikijai ar Italijai, kurios yra žymiai daugiau pasiskolinusios už Lietuvą. Tai dar norėčiau gerbiamo teismo atkreipti dėmesį, kad šitie finansiniai įsipareigojimai, jie kertasi kartu su teisėtais pensijos mokesčiais ir kitų dirbančiųjų, kuriems reikėjo atstatyti atlyginimus ir pensijas. Ir dabar būtent dėl euro įvedimo šiuo metu tai yra atkeliama vėlesniam laikui. Ir Konstitucijai tvirtinta labai aukšta referendumo vykdymo sąlyga. Tai yra 51% balsavimo teisę turinčių piliečių ir 51% balsavusių už. Todėl valstybės institucijos sukurtos tautos privalo pasitikėti savo piliečiams ir neslopinti pilietinių iniciatyvų. Konstitucinis teismas savo praktikoje, apibrėždamas konstitucijos ir tarptautinių sutarčių santykį, yra ne kartą nurodęs, kad Lietuvos Respublikos teisinė sistema grindžiama tuo, kad konstitucijai neturi prieštarauti joks įstatymas ar kitas teisės aktas, taip pat tarptautinės sutartis. Tais atvejais, kai Seimo ratifikuotoje įsigaliojusi tarptautinė sutartyje įtvirtintas teisinis reguliavimas konkuruoja su nustatytojų konstitucijoje, tokios tarptautinės sutarties nuostatos taikymo atžvilgių neturi pirmumo teisės ir 1994 metų Konstitucinio teismo nutarimai ir jų aiškinimo laikytinių oficialia Konstitucinio teismo doktrina, kurios privalo laikytis tiek VRK, Seimas ir visos kitos institucijos. Kokia jinai yra? Ar jinai yra dėl pačio įsivedimo, ar jinai yra dėl laiko įsivedimo? Nes iš tikrųjų, tai ką aš girdėjau, lyg tai jūs kalbate labiau apie tai, kad ne dabar. Tai apie ką iš tikrųjų iniciatyva? Gerbiamas teisme, kadangi pateiktame įstatymo projekte ir šiuo metu grupės siūlymai negali numatyti tiksliai datos, kada tai Lietuva būtų pasirengusi euro įvedimui. Todėl aš manau, esu įsitikinusi, kad grupės pareiškimas būtent atspindi tai, kad nesutinkama siūloma žmonėms apsispręsti dėl dabar įvedimo, kadangi vyriausybė kažkodėl mums dėl nežinomų priežasčių ėmė forsuoti euro įvedimo klausimą ir jau priėmė visus lydinčiuosius įstatymus ir patį jau euro įvedimo įstatymą svarsto dabar. Tai manome, kad
Ne dabar laikas. Kaip minėjau, kad kažkada tai Lietuva labai norėjo ir tikrai dauguma piliečių ten 0,010 pritrūko. O dabar, kai yra tokia finansinė situacija, manome, kad Lietuva neturi tokių galimybių ir pajėgumų mokėti ES biudžetą tokių lėšų, pati skolindamasi. Tai yra klampinimas valstybės į finansinę duobę, už kurią niekas neprisiims pasekmių. Todėl, kad pas mus kolektyvinės atsakomybės, kaip žinote, nėra įteisinta. 13 metų rugpjūčio mėnesį Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė registruoti referendumo iniciatyvą, kurioje buvo siūloma drausti homoseksualizmo propagandą visuomenės informavimo priemonės. Vyriausioji rinkimų komisijoje buvo taip pat pateikta pažyma, kurioje buvo pakankamai argumentuotai išdėstyta. Komisijos narys Rokas Stalingis pateikė pažymą ir argumentų visumą įtikino Vyriausioji rinkimų komisija atsisakyti išduoti parašų rinkimo lapus. Na, teisybės dėliai pasakykime, kad tas sprendimas nebuvo tikrintas Vyriausiame administraciniame teisme. Bet šiandien mes turime būtent tokį ginčą. Ir šiandien mes turime tokį ginčą, kurio aš esmę matau būtent tame, kad yra puikiai proga išsiaiškinti, ar Vyriausioji rinkimų komisija yra visų referendumų iniciatyvų registratūra ir parašų rinkimo lapų išdavėja ir paskui skaičiuotoja, ar tai yra vis dėlto konstitucinė teisinė institucija, kuri turi teisę įvertinti, ar teikiamas referendumui projektas atitinka konstituciją. Jinai komisijos nariai balsuodami atsižvelgia ir į komisijai pateiktus dokumentus. Aš šiandien klausiau vieną iš pareiškėjų, ar referendumui teikti tekstai buvo panašus. Šiuo atveju Konstitucijos 7 straipsnis ir taip sako, kad jog negalioja teisės aktas priešingas konstitucijai. Taigi, referendumo iniciatyvos teksto siūloma įstatymo pakeitimo, konstitucijos keitimo papildymas sakiniu, kad tiek, kiek neprieštarauja konstitucijai, jis iš principo dubliuoja Konstitucijos 7 straipsnį, dėl to, mano asmeniniu vertinimu, vertintinas Konstitucijos atitikimo požiūrį tik tai pirmas siūloma sprendimo straipsnis, kuris sako, kad kuris siekia paneigti arba pakeisti prisiimtus Europinius Lietuvos įsipareigojimus dėl Europos centrinio banko kompetencijos ir tos kompetencijos delegavimo Europinė institucija. Kaip jau minėjau, yra kitų teisinių mechanizmų pasiekti referendumų iniciatorių siekimų tikslų. Yra galimybė skelbti konsultacinį referendumą, kuriuo valdžios institucijos yra saistomos. Yra galimybė skelbti piliečių įstatymų iniciatyvos teisę. Yra galų gale galimybės įgyvendinti savo pilietinę valią per savo atstovus. Tai yra visa kitai kelių ir dėl to, kaip ir atsiliepim minėjau, net nesikartuosiu, tikrai teisinis reguliavimas yra toksai, kad referendumui turimas kelti klausimas, sveiko proto reikalavimas yra tas, kad turės būti adekvatus ir proporcingas siekiamam tikslui. Tai aš prašyčiau teismo pareiškėjų skundą atmesti. Na, o jeigu teismui neužtektų mūsų pateiktų argumentų ir įvertinti, kad Vyriausioji rinkimų komisija ar kažkokia kita institucija turi teisę spręsti klausimą dėl referendumų keliamo klausimo atitikimo konstitucijai, manau, būtų puikiai proga išsiaiškinti tą kompetenciją kreipiantis į Lietuvos konstitucinį teismą. Kad šis išaiškintų, ar referendumo įstatymas tą apimtim kiek nenustato, kad Vyriausioji rinkimų komisija, kokia tai kita institucija, turi teisę teikti išvadas dėl projekto atitikimo konstitucijai, neprieštarauja tos konstitucijai. Aišku. Gal tada keletas klausimų jums. Tai dabar jūs minėjote, kad tas tekstas nėra suderinamas su konstitucija. Tai aš galbūt taip norėčiau jūsų pasiteirauti, kaip jūs supratote tą tikslą, būtent referendumo iniciatorių, kaip turėtų vis tik atrodyti tas įstatymus ir jų pasiūlymus, kad jis tą konstituciją atitiktų. Gerbiamas teisėjau, iš tikrųjų norėtųsi, kad referendumo iniciatoriai teikdami klausimus
juos derintų, na, ne tik tarpusavėje, bet ir preliminariai, taip vyriausia rinkimų komisija, na, kalbant darbo tvarka, pabėgint paderinti klausimą, ar tai būtų priimtina, nepriimtina, ar suderintina, ar nesuderintina. Šiandien man sunku būtų atsakyti, koks būtų receptas, jeigu aš būčiau referendumo iniciatorių pusė, aš galbūt tam reiktų daugiau žymiai skirti laiko ir teisinės analizės, norint parengti tokį projektą, kuriuo būtų pakeista siūlomas konstitucijos pakeitimas, kuris dėrėtų su Lietuvos narystės Europos Sąjungos įpareigojimą. Tačiau šiuo konkrečiu atveju mes turime klausimą, kuris buvo vos prieš keletą mėnesių nagrinėtas konstitucinėme teisme. Ir būtent šiuo klausimu Konstitucinis teismas pakankamai išsamei pasisakė ir savo nutarime 21-22 dienos labai detaliai nusakė visus motyvus, kuriais remiantis tokia pozicija dėl Lietuvos banko kompetencijos nustatymo prieštarauja Konstitucijai. Ta patį patvirtina ir Europos teisės departamento teisingumo ministerijos pateikta išvada. Dėl to, na, atsakydamas jūsų klausimą, sakyčiau, kad aš siūlyčiau vis dėlto skelbti šitoje vietoje konsultacinį referendumą, kuriuo būtų, na, reikalaujama, kad nebūtų priimami sprendimai arba Lietuvos Respublikos Seimas ir vyriausybė nesiimtų veiksmų, kuriais yra siekima pakeisti Lietuvos nacionalinę valiutą, kol to neišreikš tauta, ar tai kitų referendumų, ar tai dar kažkokius kitokius požymius, pagal ką valdžios institucijos žinotų, ar jau tautos dauguma nori to euro, ar atsisakyti lito, ar perėti prie kitos, galbūt eurazinės valiutos ar kažkokio. Tai aš tada norėčiau pakalbėti, na, paprastą, konkretizuojantį klausimą. Tai jeigu teisingai suprantu, į jūs kreipėsi kaip vyriausia rinkimų komisija pareiškėjai dėl iniciatyvinės grupės įregistravimo. Viskas, daugiau jokio kito prašymo nebuvo. Tai vyriausia rinkimų komisija šiuo atveju, vadovaudamas į kokių teisinių pagrindų, paneigė įregistravimą. Jeigu žiūrėt referendumo įstatymo 10 straipsnio 3 dalį, yra parašyta, kad per 15 dienų nuo grupės prašymo gavimo dienos savo posėdėje surašo grupės registravimo aktą. Koks teisinis pagrindas paneigė nustatytą teisinę reglamentą? Na, visų pirmiausiai, kaip jau minėjau, ne tik tai referendumo įstatymas reguliuoja referendumo rinkimų tvarką. Konstitucinis reguliuoja ir konstitucinio teismo nutarimas, kuris sako, kad tokiu klausimu negali būti keičiama konstitucija. Tai jisai pasisakė pakankamai tiesiog ir aiškiai. Kitas dalykas, jūsų minėtų įstatymo 2 straipsnį nustato, kad vyriausios rinkimų komisijos sprendimai priimami posėdėje balsuojant, iš atveju svarstant referendumo iniciatyvos registravimo klausimą. Antra, to paties minėto straipsnio 2 dalis. Kitaip tariant, po visi VRK sprendimai yra priimami posėdėje balsų daugumą. Šiuo atveju vyriausia rinkimų komisija svarsto klausimą dėl referendumo grupės inicijavimo. Ir šiuo atveju tai kyla ir iš teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatų, kurioje pasakyta, kad referendumui keliamas klausimas turi atitikti turinio, formos, kalbos, struktūros reikalavimus. Ir taip pat turi atitikti teisėkūros principus, teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnį, kuriame kaip kitako pasakytas įvardintas ir sistemiškumo principas, kuris reiškia, kad teisės normos turi dėrėti tarpusavį. Na, aš dar pavyzdinsiu, sakykit, jūsų sprendimas yra registruoti iniciatyvinę grupę. Taip. Aš teisingai supratau, vienas iš jūsų argumentų priimant ginčijamą nutarimą buvo tas, kad tokios pataisos prieštarautų iš esmės stojimo sutarčiai. Teisingai supratau. Tai apie kokius konkrečiai šiuo atveju įsipareigojimus mes kalbam? Tai, ką minėjo pareiškėjai, ar ne, kad iš principo tai yra toks, kaip čia pavadinti, pakankamai bendro pobūdžio politinis, galbūt, jeigu taip galima sakyti, įsipareigojimas, bet ne griežtas teisinis įsipareigojimas. Tai vat kokie būtų jūsų argumentai šitoje vietoje? Ką iš tikrųjų Lietuvos Respublika stojimo sutartimi yra įsipareigojusi, kiek tai susiję su euro įvedimu? Aš, rengdamas pažymą šio sprendimų projektų, konsultavausi su Lietuvos banko specialistais
ir nesu gavęs tiesiog oficialaus dokumento, tačiau ta komunikacija buvo rengiant pažymą, jinai yra ir prieš Lietuvos banko pažymą. Tas pats atitinkamai yra nustatyta ir pridėtoje Europos teisės departamento pažymoje, kad de facto Lietuva jau yra teisiškai įsipareigojusi įsivesti eurą. Tik tai šiuo metu Lietuvai yra taikoma laikina išimtis. Kur yra šis? Nes tas prieštaravimo esmė yra ta, kad Lietuva pasirašydama visą teisę, įsipareigodama prisimti visą teisę narystę Europos Sąjungoje, jau įsipareigojo įsivesti vieningą valiutą ir deleguoti savo kompetenciją Europos centriniam bankui. Tačiau šito laikotarpiu, kol Lietuva neatitinka tam tikrų konvergencijos kriterijų, jai yra taikoma išimtis. Kitaip tariant, iš Lietuvos nėra reikalaujama imtis jokių aktyvių teisinių veiksmų, tam, kad Europos komisija leistų, arba Europos taryba leistų Lietuvai, kad Lietuva įsigaliotų teisinis reguliavimas ir euras pradėtų cirkuliuoti Lietuvos kaip oficialių priemonių. Kitaip tariant, yra du variantai. Arba mes vykdome įsipareigojimus ir norma įsigalioja automatiškai, jinai jau galioja, tik tai išnyksta išimtis, arba yra atvejis, kuomet institucija Lietuva pati kreiptis. O dabar sakykit, kiek jūs nagrinėjot tuos argumentus, kuriuos garbiai pareiškėjai teigia, kad tam tikrą prasme galima sakyti, kad yra iš esmės, jeigu aš teisingai supratau jų poziciją, esminis aplinkybių pasikeitimas susijęs su naujais pokyčiais po to, kas buvo 2004 su Europos stabilumo mechanizmo sukūrimu ir, sakysim, tam tikrais papildomais įnašais piniginiais ir taip toliau. Na, lygiai taip kaip, galbūt, kiek plačiau pasakysiu, lygiai taip kaip Lietuvos Respublikos piliečiai kas 4 metus suteikia savo atstovams, Seimo nariams teisę priiminėti įstatymus ir priiminėti įstatymus, kurie yra visuotinai privalomi. Tai lygiai taip Lietuva, prisimdama tarptautinius įsipareigojimus, prisimdama įsipareigojimą tapti visą teisę Europos Sąjungos valstybę nare. Nesu Europos Sąjungos teisės specialistas, bet logika šito sprendimo yra ta, kad Lietuva stodama Europos Sąjungoje prisimama įsipareigojimus vykdyti ir laikytis tų procedūrų, kurios yra Europos institucijų kompetencijoje. Ir jeigu Europos institucijų kompetencijoje, kurioje taip pat Lietuva turi balso teisę, visose iš jų be išimties, tie sprendimai taip pat yra Lietuvai privalomi ir tai jau yra suteikta ta kompetencija Europos institucijoms Lietuvai stojant į Europos Sąjungą ir tas stojimas taip pat buvo patvirtintas referendumais. Aš kaip supratau, jūs teigiate, kad vis dėlto nebūtų suderinamas Europos Sąjungos teisės susitarimas su tarptautiniu aktu, taip pat SESU, tai yra sutartinių veikimo, taip pat Europos Sąjungos sutartim, institucinis grupės prašymas ir būtent pakeitimo projektas. Tai sakykit, prašom, kaip jūs galvojate, jeigu būtų toks priimtas pakeitimo, tokie pakeitimai, kokie jūs siūlomi, kurie išvengtas pakeitimas, sakykit, kokia situacija mes susidūrė Europos Sąjungos narystės, tai yra, ar mes tada turėtume laikytis Europos Sąjungos teisės nuostatų, ar netaikyti šitų nuostatų, kokia ta būtų situacija, kaip jūs galvojate? Tai mano asmeninė subjektyvi nuomonė, tai nėra oficialios sprendimų komisijos pozicija. Tačiau mano supratimu, priėmus siūlomus pakeitimus arba bet kokius kitokius pakeitimus, kuriais yra pažeidžiami prisimti Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai, tai pirmiausiai, kas atsitiktų, tai Lietuva tarptautinės teisės požiūriu atrodytų ne ką geriau negu atrodo Lietuvos federacija Krymo kontekste. Tai yra nesilaikant tarptautinių įsipareigojimų, žinoma, galiotų Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatos, kadangi jos turi aukščiausią teisinę galią. Ir iš tikrųjų net ir sunku šiandien būtų įsivaizduoti, tačiau pamėginčiau,
kad konstitucijos atsiranda nuostatos prieštaraujančios Lietuvos tarptautiniams įsipareigojimus, tuomet privalomai jos būtų vykdomos. Kokios būtų, pažeidimo procedūros iš ES pusės, šiuo konkrečiu atveju negalėčiau vertinti, nesu ES institucijų veikimo specialistas, tačiau bendrai tarptautinės teisės principai reikalauja sutarčių laikytis. Ir bet kokių sutarčių pažeidimas iššaukia arba sankcijas pagal tas pačias sutartis, arba pareigą valstybėje pasitraukti sutartis. Tai mano supratimu, bendra visa teisinė logika, kuri taip pat kyla iš tos pačios konstitucijos. Iš konstitucijos 135 straipsnio kalbančio, kad tarptautinis sutartis yra privaloma. Būtent tai ir yra pagrindas, kad turi būti institucija, šiuo atveju mano supratimu tai yra Vyriausioji rinkimų komisija, kuri būdama referendumo organizatorė, gali pasitelkusi kitų institucijų išvadas bei konstitucinio teismo doktriną vertinti, ar toks pakeitimas jį priėmus yra teisiškai įmanomas ar ne. Aš negalėčiau kalbėti apie ekonominės pasekmes, ar ten apie techninės galbūt pasekmes, ar dar kažką, sakykime, ten būtų, nežinau, referendumas dėl teritorijos pakeitimo, ar kažkokių kitokių dalykų, nežinau, vakcinavimo uždraudimų, ar antibiotikų uždraudimų, dar kažkokių kitokių klausimų, kurie yra grynai, mokslinio, gamtos mokslo reguliavimo dalykas ir teisės normomis neįmanoma pažeisti gamtos dėsnių. Taigi šitą vietoj ta norma tiesiog neveiktų. Arba jinai atsisuktų kažkaip kitaip neveiktų. Prašė teismo, jeigu kartais teismas negalėtų priimti, apsispręsti prašė teismo kreiptis į ar, kaip jūs galvojate, ar neturėtų teismas šio vietoj kreiptis Europos Sąjungos teisingumo teismą, tai bus nesprendimą, dėl to, kad jis aiškiai visą šitą santykį. Tai yra teismo teisė ir toks sprendimas teismas teisė. Mes ten nečiau, aš minėjau tokius, kuriais mes remiamės, tai kitais konstitucijų teismo sprendimais, minėtais ir geros praktikos kodeksu, minėtais komisijos dokumentais. Dabar tiesiog jų yra pakankamai daug tiek ir šio Vyriausio administracinio teismo praktikos labai prasėkmingai formuojama rinkimų teismai. Ir tik išties nori atlikti klausimus, Aš vieną klausimą norėčiau. Sakykit, prašom, iš tikrųjų, juk skundė mes paminėjom ir gyvenimiška situacija yra tokia, kad kiekviena siūloma konstitucijos pataisa iš tikrųjų prieštarauja galiojančiai konstitucijai. Tai ar jūs manote, kad Vyriausioji rinkimų komisija yra tinkama institucija nuspręsti, kurią nuostatą tauta referendumu gali keisti, o kurią ne? Taip, galėčiau pakartoti. Iš tikrųjų, iš esmės kiekvienas teisės akto, tarp konstitucijos pakeitimas, tam jis yra pakeitimas, kad jisai projektiniai stadijai prieštarauja keičiamam teisės aktui. Tačiau mes kalbam apie tokius tik tai pakeitimus, kurie prieštarautų pačiai konstitucijai jau tik tai po jo priėmimų. Aš atsiliepime minėjau, tokius elementarius pavyzdžius, sakykime, jeigu būtų siūloma keisti Seimo narių skaičius, sumažinti nuo 141 iki 101, buvo tokia iniciatyvų, tai po tokio konstitucijos pakeitimo vidinio prieštaravimo nesiveltų. Tačiau jeigu būtų įvedama papildoma kažkokia tai viena nuostata, palikta nuostata, kad Seimo narių 141, o papildoma yra nuostata įvedama, kad Seimas yra kitoks Seimo narių skaičius, tokia atveju atsirastų vidinis prieštaravimas. Tai toks klausimas jau nebegalėtų bus klausimas. Lygiai taip pat ir, sakykime, konstitucinis teismas yra
nusprendęs, kad mirties bausmės nustatymas baudžiamajame kodekse prieštarauja Konstitucijai. Šiuo atveju žmogaus teisės yra prigimtinės, teisė į gyvybę taip pat yra viena iš tokių teisių. Dėl to Konstitucijos negalima keisti tokiu būdu, kad į Konstituciją negalima įvesti nuostatos, kad už kažkokias tai nusikalstamas veikas gali būti nustatoma mirties bausmė. Prieš tai nepakeitus žmogaus teisės į gyvybę prigimtinio pobūdžio. Taigi, kad tik tai tie pakeitimai, kurie po įsigaliojimo prieštarauja Konstitucijai, negalimi. Tarinį klausimą. Tai tik pastabą turėčiau dėl jūsų paskutinio atsakymo dėl žmogaus teisių ir mirties bausmės, tai galbūt jūs kvestionuojate Jungtinių Amerikos Valstijų konstituciją, kurioje ši bausmė yra išlikusi. Gerai. Kitas klausimas, kokiu įstatymu vadovavosi Vyriausia rinkimų komisija, spręsdama, ar įstatymo projektas yra suderintas su Konstitucija? Aš jau sakiau šiandien šitą klausimą. Aš norėjau paklausti tiksliai, kadangi teisininkų užduodu klausimą, tai įstatymą prašyčiau nurodyti. Papildomų neturi atsakymą. Prašau, savo pavardę pasakyti. Gintaras Songaila ir ką tik atsakovas ne vieną kartą pakartojo, kad jis nieko prieš, bent atstovaudamas Vyriausią rinkimų komisiją, nieko prieš, jeigu būtų siūlomi pasiūlymai, kurie po priėmimo neprieštarautų Konstitucijai. Tai jeigu būtų priimtas šitas referendumo iniciatorių siūlomas įstatymo projektas ir jis būtų priimtas, tai jūsų nuomonė po priėmimo, kaip jisai prieštarautų Konstitucijai? Ne, tai jūs atsakykit konkrečiai, šitas teisės aktas, kai būtų priimtas, kuo ir kaip jis konkrečiai prieštarautų po priėmimo Konstitucijai. Tai konkrečiai dar galiu patikslinti. Kokį vidinį prieštaravimą jisai įvestų? Konkrečiai prieštaravimas buvo įvardintas ir Europos teisės departamento pažymoje, išvadoje, kurioje buvo pasakyta, kad Europos teisės departamento manymu, kurį komisija taip pat palaiko, siūlomas Konstitucijos 125 straipsnių ir Konstitucijos aktų dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 1 straipsnio nuostatos, jeigu už jas būtų nubalsuota referendumo metu, prieštarautų stojimo akto 2 ir 4 straipsnių, Europos stojimo sutarties 3 straipsnių 2 dalį, ypač dėl Europos Sąjungos veikimo 109 straipsnių 2 dalį ir atitinkamų Konstitucijos 135 straipsnių 1 dalį, teisinių valstybės principų ir bendram viešosios tarptautinės teisės principų, kad sutarčių reikalai keis. Iš tikrųjų, atsiprašau, kad mano klausimą neatsakė. Aš klausiau konkrečiai Konstitucijai, kokį prieštaravimą. Aš supratau, kad 135 straipsnį dėl tarptautinių įsipareigojimų, dėl tarptautinių sutarčių. Tai tik tai tokia. Situacija yra ta, kad jūs užduodamas klausimus, nepriversit kitos pusės to, ko jūs norite. Ne, bet jisai visą laiką kalba apie vidinius prieštaravimus, nepasako kokius. Vėliau paaiškinti. Gerai. Dabar konkretus klausimus dėl bylos esmės. Prašom, savo vardą. Gintaras Aleknavičius. Noriu paklausti Udrio, kodėl jisai meluoja ir klaidina teismą, kad referendumo įstatymas 10 straipsnės 2 dalis leidžia vertinti iniciatyvą. Atsakykite. Aš jau tą sakiau ne vieną kartą ir šiandien, bet taip pat per posėdį minėjau, kad Vyriausia rinkimų komisija priima sprendimus balsuodama, komisijos nariai yra laisvi ir nepriklausomi, priimdami sprendimus, dėl to komisija svarsto klausimą dėl referendumo grupės iniciatyvos registravimo. Lygiai taip pat komisija gali svarstyti klausimą ne tik turinio, dėl turinio netitikimo, lygiai taip pat komisija gali svarstyti klausimą, sakykime, kad iniciatyvą teikia netinkamas piliečių skaičius, arba paaiškėja, kad ne visi atvyko į posėdį, arba dėl kitų formaliųjų reikalavimų, sakykime, piliečiai nėra apribota balsavimo teisė, arba yra neveiksnus dalis iš jų ir dėl to nėra išlaikytas reikalingas minimalus piliečių skaičius. Taip pat, jeigu yra netitikimai dėl formos reikalavimo, tai yra, kad klausimas yra svarstomas komisijos posėdėje, tai manau, ginčo šitoje byloje nėra ir dėl klausimo iniciatyvinės grupės registravimo
yra priimamas klausimas balsuojant, ten yra nusprendžiami kiti klausimai dėl parašų rinkimų lapų formos išdavimo, taip pat visai reikia susitikti. Sveiki, Gabrielius, aš norėjau paskelbus referendumą ir priėmus įvyko mums grėsia didelis tarptautinės, kaip čia sakant, netikimai tarptautinis įstatymus. Paaiškintumėm, kodėl Švedija netiko vyko referendumą, Vengrija atsisakė priimti eurą ir kol kas Švedija jokių nėra nei sankcijų, baudžiamųjų ir niekas nereikalauja, net jeigu jie atitinka mąstės reikalavimus įvesti. Ir dar aš Čia klausimas yra toksai, sako, situacija teisinė ta pati, Švedijos ir Lietuvos, kaip jūs galėtumėte? Na, taip pat rengiant pažymą, domėjausi šito klausimu ir situacija yra tokia, kad šitoje vietoje Švedijos karalystė nevykdo Maastrichto vieno iš kriterijų. Jie nėra fiksavę valiutos kurso. Tai yra formalusis kriterijus, kuris leidžia Švedijai išlaikyti galiojančią išimtinį įsivestį. Lietuva savo ruožtu šito dalykų kriterijus atitinka. Taigi, Švedijos karalystė yra teisiškai lygiai tokia pačioje situacijoje. Tačiau jie, priimdami referendumą, aš negaliu detalių sakyti, nežinau detalių iš kitų referendumų konkrečiai klausimų, formuluočių ir tos teisinės socialinės aplinkos, bet formaliai Švedija neatitinka Maastrichto kriterijus, dėl to jie vis dėlto vis dar yra taikoma išimtis dėl neįsivesti euro. Jeigu tik tai Švedija fiksuotų valiutos kursą, automatiškai išvedės kriterijus atitiktų ir turėtų išvesti. Prašom, Salvador. Čia Gabrielius, tai iš esmės, jeigu tai būtų, tai nereikėtų referendumų. Kitas dalykas, antras klausimas yra, ar jūs žinot, kad jūs sakot, kad kadangi referendumų mes įstojom Europos Sąjungą ir mes privalom įsivesti eurą, kaip jūs paaiškinsit, kodėl dabar visos šalis turi Seimas priimti papildomą įstatymą, kad sutinka pervesti milijardą litų, o Lietuvoje yra milijardas, kaip skaičiai nurodomi pagal biudžeto pajėgumą, į euro stabilizavimo fondą ir prisimti 8,6 milijardo kreditinių įsipareigojimų. Jeigu tai būtų sutartis stojant Europos Sąjungą, arba būtų susiję, tai reikėtų net balsuoti. Seimas neturės net balsuoti. Nesu Europos Sąjungos institucijų veikimo specialistas, tiek, kad turėjo šį klausimą atsakyti ir nežinau, kaip tas klausimas turi reikšmės bylos esmę. Nesvarstėm iš to klausimo, komisija vadovavosi tais dokumentais, kurie buvo pateikti. Daugiau klausimų, tai pavadėjusiu. Tada žinomis. Aš norėjau paklausti atsakovo, tarkime, kad šio referendumo siūloma įstatymo pataisa nuostata yra priimama ir tampa konstitucijos dalimi. Kodėl jūs manote, jog tuo atveju būtent ta nuostata, kuri jau priimta ir yra konstitucijos dalis, prieštarautų Europos sutarčiai, o ne Europos sutartis prieštarautų konstitucijai jau tada priimtai? Gerbiamas teisme, sudėtinga man atsakyti už tą klausimą, jau manau, kad atsakiau, bet pamėginsiu dar kartą. Iš tikrųjų, teisės aktų hierarchija Lietuvoje nėra šios dienos ginčo objektas. Konstitucija yra aukščiausia galia turintis aktas. Ir priėmus tokią pataisą Konstitucijoje, iš tiesų Konstitucija turėtų aukščiausią teisinę galią ir aukštesnę už Lietuvos įsipareigojimus Europos Sąjungą. Tačiau šiandien Konstitucijos sudėtinių dalis yra Konstitucijos nurodyme, kuris sako, kad negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos europiniai įsipareigojimai, prieš tai neatsisakius tų įsipareigojimų. Kitaip tariant, yra nustatyta tam tikra loginė taisyklė. Aš pabandysiu labai žemiškų pavyzdžių pateikti. Šitų klausimų prasmė, tai yra neįtikinti priešininką savo pozicijos pagrįstumu,
bet paklauskite dėl kažkokių aplinkybių, kurios nėra byloje atspindėtos kažkokiais dokumentais. Jūs išdėstėte pareiškėjai savo viziją apie teisę, Sukovas išdėstė savo viziją apie teisę. Teismas nuspręs, kurį jūs esate. Ir todėl dabar po kelis kartus kartuoti tą patį, neverskime jūsų ir idėją. Bet tai teismas turėtų nagrinėti, ar VRK kaip įstaiga apskritai turi teisę atmetinėti iniciatyvas piliečių. Dabar klausimų, kas norite kažkokį klausimą? Prašom. Julius Panka. Norėjau atstovą paklausti tokį paprastą klausimą. 2 kartus girdėjau šiandieną, kad buvo toks lyg ir siūlymas skelbti patariamąjį referendumą. Ir atskait tada vyriausia rinkimų komisija nebūtų prieš ir sutiktų. Norėjau paklausti, koks skirtumas, ar patariamasis referendumas ir jo priimta, sakykime, žmonių nuomonė iki neprieštarautų konstitucijai. Labai geras ir taiklus ir savalaikis klausimas. Tikrai žinai. Iš tikrųjų, referendumai Lietuvoje, kaip žinia, yra 2 rūšių. Privalomieji ir patarimieji. Šiuo atveju, skelbiant patariamąjį referendumą, yra būtent pasiekiama tas tikslas, kurį viešai deklaruoja referendumo iniciatyva. Tai yra, mes norime, kad jie nori parodyti, kad lietuvių tauta nenori įsivesti eurą, nori likti prie lito. Ir patariamasis referendumas ir yra būtent tas instrumentas, kuris puikiai tinkamiausias, mano galva, instrumentas tokiai tautos valiai išreikšti. Jisai nekeičia konstitucijos nuostatų, atitinkamai ir neįvelia prieštaravimą konstituciją, tačiau pagal referendumo įstatymą ir kilbinamas iš konstitucijos, kad svarbiausia tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu, yra įpareigojantis valstybės valdymo institucijom, lygiai taip pat, kaip buvo patariamas referendumo dėl branduolinės elektrinės. Taigi, tai yra, mano galva, tinkamiausias klausimas pasiekti būtent referendumo iniciatorių tikslų, tai yra skelbti konsultacinį referendumą ir iki toks referendumas būtų, tai tada dėrėti su valstybės institucijomis dėl veiksmų, kuriais yra galbūt galimai bus užkirstas kelias tokiai tokio susiklausimo galimybė. Patikslinsiu dar klausimą tą patį. Jeigu būtų ta valia išreikšta konsultaciniam referendume, bet pati valia prieštarautų tarptautiniams įsipareigojimams, kaip tada valstybės institucijos tokią valią realizuotų? Lygiai taip, kaip tai realizavo jūsų prieš tai ir jūsų minėtas Švedijos pavyzdys. Būtent patariamo referendumo, dėl patariamo referendumo turi būti per pakankamai trumpą laiką priimti atitinkami Seimo ir vyriausybės sprendimai. Dėl to visai yra mano supratimo mechanizmų, kaip galėtų Lietuva atsisakyti arba prisitaikyti teisiškai taip prisitaikyti prie ES teisės, kad neatitikti Maastrichto kriterijų ir toliau, jei būtų taikoma išimtis dėl Armijos. Gintaras Aleknavičius. Vienas trumpas klausimas. Jūs remiatės visą laiką Europos sutartim, kad prieštarauja Europos sutarčiai ir panašiai. Ar jūs skaitėte 105 konstitucijos straipsnis, kur konstitucinis teismas nagrinėja, ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja konstitucijai, o ne atvirkščiai? Šitą klausimą mes pašalinsime, nes mums visai yra šiuo metu nesvarbu, kas skaitė Sukovas. Prašom. Kipras Minknevičius. Jūs teigiat dėl Maastrichto kriterijų, kad Lietuva atitinka. Aš noriu paklausti, ar tikrai atitinka ir ar tie duomenys nėra klastojami, nes signataras Valdemaras Kratkus būtent per televiziją išdėstė, kad tie duomenys yra klastojami ir nuslėpiami pensininkams neišmokėti pensijos Tai teisėjas turi klausimą. Dar vieną klausimą, sakykite, generuojas, po to norėčiau paklausti stojimo sutarties požiūrių dėl Lietuvos Respublikos prisijungtų įsipareigojimų. Po ši situacija dabar viena yra išskirtinė dėl tos situacijos, kada buvo svarstomas klausimas dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Ar yra čia šiuo atveju kažkokių tai sąlyčio taškų, ar tai visiškai dvi skirtingos situacijos?
Nes kiek nežinau dabar, yra paskelbtas nustatyta data dėl referendumo, tai koks skirtumas, sakykime? Na, skirtumas yra toksai, kad Vyriausia rinkimų komisija neturėjo praeitų metų gruodžio mėnesį, rugpjūčio mėnesį, neturėjo savo rankose Konstitucinio teismo šių metų sausio 24 dienos nutarimus. Ir svarstant tą klausimą komisijos posėdėje dėl registravimo iniciatyvos dėl žemės referendumo, aš taip sutrumpinai vadinsiu, 3 komisijos nariai, aš tame tarpe, buvome išsakę tokią abejonę dėl šio klausimo atitikimo konstitucijai, jeigu jis būtų priimtas. Ir grinai, techninė prasme, klausimai yra iš esmės analogiški. Kadangi žemės pardavimo apribojimas taip pat prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo principams tvirtintam ES teisėje, dėl to šiuo požiūriu šie klausimai yra iš esmės iš principo analogiški. Būtent dėl to aš po Konstitucinio teismo sausio 24 dienos nutarimo teikiau tvarka sprendimo projektą stabdyti to referendumo tolesnį vykdymą. Na, tuomet pirmininko balsas lėmė, kad tas sprendimas nebuvo priimtas, tačiau tas buvo svarstoma Vyriausia rinkimų komisija, buvo dėstomi taip pat argumentai ir už ir prieš ir buvo dėl to svarstoma balsavimą. Tai jeigu dabar, sakykime, patikslinti, išeitų taip, kad jūsų apsisprendimą, komisijos apsisprendimą šiuo atveju nulėmė būtent teisės aiškinimas ir taikymas. Ar referendumo įstatymas tą apimtimi kiek nenustato? Tai, kad Vyriausia rinkimų komisija, tai mes šiandien ginčiam Vyriausios rinkimų komisijos veiksmus ir įstatymas nustato tiek, kiek nustato. O aiškinti Konstituciniam teismui kreiptis dėl to, kiek įstatymas nenustato, tai jis labai daug ko nenustato. Toks kreipimasis tikrai negali būti priimtas, todėl kad jis netitinka nei formos reikalavimų, nei esmės, neišreiškia, ko norėtų. Dėl jūsų pareikšto prašymo šiuo metu šioje proceso stadijoje mes spręsime. Jūsų pareikštą prašymą spręsime į tas trumkabai, kai spręsime pagrindinius. Taip, tai dabar prašym papildyti įrodymus byloje. Ar turite kas nors? Pareiškėjai neturite. Jums neturi prašymų. Taip, tuomet teisminį ginčą. Tai konsultavimasis, ką reiškia? Konsultavimasis reiškia, pavyzdžiui, Europos centrinis bankas gali pasisakyti, kad jis mano, kad netikslinga dėl kažkokios priežasties priimti tokį teisės aktą. Tai Lietuvos Respublikos institucijos gali atsižvelgti ir neatsižvelgti ir jau labiau piliečiai į Europos centrinio banko tokią nuomonę. Konsultavimosi įsipareigojimas negali paneigti, negali būti priežastis ar kliūtis saistanti iniciatyvą. Taip, kad visi tokio pobūdžio samprotavimai ar nuomonės iš tikrųjų yra šališkus, nes atsakovas taip ir nepagrindė. Tai kodėl, reiškia, Švedijos pavyzdys, kur pripažįsta, kad lygiai tokia pat teisinė situacija nesukelia teisinių pasekmių, nes jeigu Maastrichto kriterijų Švedija netitiktų, tai nereikėtų ir tų referendumų. Referendumai vykdomi dėl to matyti, kad atitinka tos kriterijus. Iš tikrųjų net neanalizavo tų dalykų, o Europos teisės departamentas sąmoningai nutylėjo. Taip. Vyriausia rinkimų komisija pažeidė įstatymus ir tam esate jūs, gerbėmieji, kad atstatytumėte teisę ir teisingumą ir aš prašau tenkinti mūsų skundą ir prašymą. Nors kartais ir klausimai gali būti labai sudėtingi, tai jeigu teismui nepakaktų tokio laiko, tai mes tada tą 14 valandą paskelbsim, kada bus patikslinsim laiką. Bet dėsim pastangas, kad reiškia būtų įpilta į Seimo nustatytus rėmus. Tai šiandien posėdis baigtas.
nomenklatūrinės paveldo klausimais.